Labas vakaras, brangus BTV žiūrovai, labas vakaras, brangioji publika! Susirinkusi čia. Mes turėsime labai gerą vakarą, nes prasideda geriausias humoro šou Lietuvoje. Juoko kovos! Draugai, mes pradame savo šou, kuriame mūsų dalyviai, stovintys čia scenoje, turės puikią progą išsiaiškinti, ar jie yra juokingi, ar nelabai. Ir apie tai mums papasakos ir nuspręs, ar mūsų dalyviai yra juokingi ar ne, mūsų nuostabioji komisija susidedanti iš šventosios trejybės. Pirmoji mūsų komisijos narė, tai yra nuostabi televizijos ir teatro aktorė, auksinio scenos kryžiaus savininkė, laureatė, kuri per paskutinius 4 metus visgi įrodė mums, kad humoro jausmą turi ir juokauti mėgsta. Tai yra Asta Baukutė! Ačiū! Asta, ar mūsų laidoje irgi reikės priimti kažkokias tai nuostatas, taisyklės dėl žindymo pertraukėlių, ar? Aš esu pasiruošusi visokiam ekstremui. Labai gerai. Mes kaip tik parodysime mūsų žiūrovams žindymo visas tas pamokėlės šiek tiek vėliau. O dabar keliaukime prie mūsų antrosios komisijos. Su kokia vieta, kad neapsiriktume? O Jėzus, su visom vietom. Mūsų antrąją komisijos narę, žavingąją Miss Lietuva 76-ieji. Televizijos laidų vedėja Violeta Mičelienė. Violeta, kuris laimėjimas tau buvo brangesnis? Ar Miss Lietuva karūna, ar Pulitzerio premija? Taip. Vat anas, tas, kur kitas, tas kitas. Kur be to tai niekaip, o tas tai, buvo gerai labai. Aš taip kažkaip tai ir pagalvojau, žinok, Gerai, keliaukime prie trečiojo mūsų komisijos nario, kuris šiandieną šiek tiek per daug kavos išgeria, man atrodo. Tai yra nuostabiausias žmogus pasaulyje, didelis, spalvotas, gražus ir labai labai juokingas. Draugai, pasitikite, žmogus vilkas! Vitalijus Solo! Vitalijau, kas tau? Viskas gerai, davai, varom. Važiuojam, tiesiog, tai jau dabar iš karto. Dabar negalės atpasakoti taisyklės projekto. Varyk, kol nepaleido, davai. Taisyklės, davai. Mūsų dalyviai turės neribotą kiekį laiko parodyti komisijai, ką sugeba, prajuokinti mūsų komisiją. Nes būtent mūsų komisija, jeigu jiems kažkas dalyvio pasirodymė nepatiks, jie galės tiesiog jį nutraukti. Asta, gal pabandykime, ne? Tada pastumus rankeną į priekį, sienos pradeda artėti viena arčiau kitos. O Jėzus. Čia baisu. Tačiau pasirodymas dar vis gali tęstis. Tačiau antrajam komisijos nariui palenkus rankeną... Oba! Jau, supranti, liko visiškai mažiukas plišiukas, per kurį aš dar vis galiu juokauti. Tačiau jeigu aš tai darysiu nesėkmingai, trečiasis komisijos narys irgi nulenks rankeną ir sienos suartės. Ir tai reiškia, kad mūsų dalyvio pasirodymas projekte dėja, bet baigėsi. Gerai, atidarykite tas sienas. Beje, rankenas atgal. Labas vakaras. Rankenas atgal patraukti mūsų komisijos nariai galės absoliučiai bet kada, kol dar sienos nesusilietė viena su kita. Ir tai reiškia, kad jie ištaisė savo nuomonę ir sienos vėl šiek tiek pastrauks toliau viena nuo kitos. Kągi, jeigu sienos liks nesusiglaudusios, mūsų dalyvio pasirodymui pasibaigus, jis jau tada galės laimėti bobutės paskolos pinigų. Komisijos nariai pasiims savo išmaniuosius planšetinius kompiuterius. Juose įrašys kažkokią sumą pinigų, kurios niekam nerodys, ypač dalyviui. Tada dalyvis turės pats įvertinti savo pasirodymą. Jeigu jo sugalvota pinigų suma, ta suma, kurios jis manosi esąs vertas už savo pasirodymą, bus lygiai tokia pati kaip mūsų komisijos užrašytų skaičiukų suma.
jis žinoma tą sumą ir gaus. Jeigu jo suma bus mažesnė nei komisijos, jisai gaus tą sumą, kurią sugalvoja pats. Čia svarbiausia nepervertinti savo pasirodymo piniginę išraišką ir nesugalvoti didesnės sumos, nes jeigu jisai, mūsų dalyvis, pervertins savo sugebėjimus ir sugalvos didesnę pinigų sumą, negu sugalvoja mūsų komisija, jisai dėja keliaus namo su ne kažkuo. Žodžiu, užpjudysime jį šunimis ir išvysime su 0 litų. Gerai, draugai, man atrodo, kad taisyklės aiškios. Ar jūs pasiruošę pasijuokti? Tuomet mes pradedam Joko kovos! O dabar, draugai, pasitikite Eimantą Draučiūną iš Vilniaus. Publika, komisija, sveiki visi. Eimantai, kodėl jūs čia esate? Ar jūs esate taip savim pasitikintis, ar jūs taip maskuojate humorų, savo kompleksus, nes matau rankos dreba? Žinom, kad dreba, nes čia, man ant studijos, tai bus jo pirmas kartas. Kaip ant studijos? Jūs ant viską darot? Ant. Varau. Įdomu, kad ne po. Nu, tai žodžiu, kaip sakau, be 2 kartų jau čia 3 kartas ant studijos. Studijai. Taip, šaunuolis Eimant. Taip, ir čia aš atėjau, nes noriu, taip sakant, išbandyti save. Eimantai, ar tu jau esi pasiruošęs prajuokinti mus visus čia sėdinčios studijoje? Visų 15%. Valio! Draugai, pasitikite Eimantą! Taigi, visų pirma, norėčiau pagrindiniam jūsų rėmėjai Babutės paskolai palinkėti, kad su laiku peraugtų į tikrą Baba banką. Taip, kadangi aš čia atvažiavau, tai reiškia, noriu jūs prajuokinti. O jūs bandysiu prajuokinti namie augintų bairių asorti. Eimantai, arba tu pasistengi, arba... Viskas, pradedu. Tai žodžiu, viskas, kaip gavosi, kad aš atsidūriau čia ant scenos. Užpildžiau anketą dar prieš pirmą pasaulinę pabaigą, tada skambina jūsų administratorius, sako, Eimantai, gal nori sudalyvauti laidoj? Sakau, žinoma, kad noriu. Ir tada antra mintis, reikia pasistengti ir kažkaip jie prajuokinti. Tada jinai sako, kaip ir viską pasakiau, bet galima, žinai, pasiimti ir palaikyti, nors ne, tavo atveju Paguodos komanda gal iš karto pasiimk. Galvoju, negaligi taip būti blogai, bet galvoju, pabandysiu, surizikuosiu. Ir žodžiu, galvoju, negi po 40 metų bus tokia situacija. Maždaug ateina anūkai ir sako, dedukai, ateini čia, greitai. Kaip suprasti, kas čia per video, kaip tu čia taip pasigaidinai? Ko? Jūs taip sakot? Tai... Dėja, bet lygiai kaip greitai Eimantas atsirado, lygiai taip greitai jisai ir pradingo. Kai tik tai užsidarė sieną, jau turėjo prasidėti visi, taip sakant, bairiai. Bet nieko, būtinai antrą kartą atvažiuosiu. Draugai, pasitikite, Jūratė Dekterenkienė iš Pandėlio! Labas vakaras, gerbiama komisija. Labas vakaras, publika. Esu ūkininkė nuo Pandėlio. Laikau tokią karvę, yra lietokia jau nusibaigus. Ale, žinokite, Jūratė, Pradėjot ar palaukit sekundę. Aš tik tai norėjau jūsų paklausti, ar čia jau jūsų pasirodymas? Ne prisistatymas tik tai. Gerai, aš labai atsiprašau, kad jūs nutraukėte. Labai noriu nusipirkti naujas karvės, bent kiek pinigų trūksta. Sakau, kai čia taip dosniai dalina pinigus, imsiu, sakau, gal kokių karvių nusipirksiu. kiek karvė kainuoja? Daug kainuoja, aš jau turiu pasitaupius. Kiek? Aš nežinau, Oi, tai tik gal 1000 kainuoja. Ale bent kiek jau pasitaupius turiu, aš daug nenoriu, bent kiek. Šok nemoku, dainuoti nemoku, anekdotų galiu. Anekdotus jūs senai pasakojat, ar tik tai dėl karvės vienai kitai išmokot? Pasakoju prie progos, pasakoju, bet dabar tai dėl karvės jau. Tai ačiū už atvirumą. Jūratė, ar jūs pasiruošusi? Taip. Draugai, pasitikite, Jūratė Dekterenkienė!
dabar pasakysiu anekdotas. Toks sibirskas katinas ieško žmonos. Pranešė katėm, kad jau atvažiuoja sibirskas katinas, ieško žmonos, įsirink viskų jau čia. Taip įsitaisė katytės, uodegas įsišukava, kaspinėlių prisiriša, visas įsikvepina. Dabar atvažiuoja limuzinas, išlipa jau tas katinas, eina uodega pūsta, visa gražus, visas net linguoja, kailys blizga. Nu gerai, dabar jau visas katytės tik miauksi, tik reikia, tik miauksi. O tokia nusmurgus katytė, stovi susitraukus kampi visa, šitas katinas kapčitų katytį ir įsiveda. Jėzau, visa naktis, rėkia, murkia, šitas katytės padūka baisiausiai, mes tokios gražios, o čia išeina iš to katytę rytą, akim užmėgotam, užvarvėjusiam. Alė, sakome, šitokios gražios, šitokios visa, o tu dabar su tą sibirsku katinu, kuo jūs ir darėt visų naktytinai. Ogi, saka, visų naktį pasakoja, kaip Sibirį kiaušus nušala. Nu, dabar kitas anekdotas čia. Kai Chruščiovo laikais, Chruščiovas baisus pagirūnas buvo, oi, masos tiek prigaminta pieno, tiek viską nuvažiuoja Amerikan ir kad įma girtis. Čia pas mumi, kad išvystyta tekstilės pramonė, dilgelių šilkas, linų šilkas, dirbtinį šilkas. O va dabar, saka, pradėjo gaminti rūbus iš bulvenojų. Bulbas nukasam, viskas išaudžiam, medžiagas liuks. Amerikonai ir tiki, ir netiki. Nu, saka, gal ir tamstas kelnes iš bulvenojų. Žinoma, matai, kantas, kad stovi, kokias kelnes, visą, nukrita nosinė jam iš kišenės, pasilinkę pasiimti, jėzau, kelnes par šitų vietų ir išplyša. Amerikonai dabar tikim, kad iš bulvenojų. Dar per nykštės bulbas mėsų smulkintas tebekaba. Nu, dabar viena moteris pakurčia tokia. Kur čia gera, kai apkurtus, kaip ir aš va. Rauna burokus darže, eina kaimynas prašolį, saka, padėk Dieve. Bova pakelia galvų, saka, burokėlius raunu. Tai gal tamsta nelabai prigirdi. Nelabai ilgi, pernai ilgesni buvo. Pamatęs Janys, kadgi nesuskalba su šitu bobu. Tai saka, tai kaip dabar name, kaip vaikai, ar sveiki? Reikia raudgi, reikia. Senis kaip užpyka, saka, žinai, ku, pabučiuok tu šikinien. Reikia skubit, kol da neužšola. Dabar naujas Sairūsas prisidirba pinigų, pluoštus didžiausius, tikuliavoja, balevoja, laidžia tas pinigus ant visas šalis, viskų. Nusboda jam ir mergas, ir arilka gert, visą nusiboda. Nu, dabar, sako, važiuoju Paryžiun, prostitutį atsivešiu. Nu, atsiveža prostitutį, visų savaitį prabalevoja ir nusiboda ir šito prostitutę išlydi Paryžiun, viskų dabargi pasijuokia da idėją pluoštų pinigų jau šitų padirbtų. Nu, saka, ate, pinigenka, falšivenka, a šito prancūzė saka, ate, sifilenka, garantenka. Viskas? Na jau viskas, pasirodymas. To kartiek, ačiū Jums labai. Jūratė, pasveikinkime ją. Ir žinokite, Jūs jau dabar gausite pinigų. Turbūt. Komisija to jau parašys savo elektroninėse, reiškia, tose lentelėse skaičių pinigų, kurį norėtų Jums skirti, o Jūs tada turėsite atspėti, kiekgi Jūsų pasirodymas buvo vertas. Jeigu Jūs užsiprašysite per daug, daugiau negu komisija Jums skirs, dėja, Jūs negausite nieko. Jeigu Jūs užsiprašysite mažiau arba lygiai, Jūs gausite būtent tą sumą, kurią Jūs ir įvardinote. Maždaug painiai, bet ar aišku? Tai jeigu aš užsiprašysiu, pavyzdžiui, nu kaip pasakyti, 100, komisija įvertis daugiau, tai kiek aš gausiu? 100. Ai, kiek aš užsiprašysiu? Taip. Ai, kad čia neužsiprašius per daug, tau korva neišės. Taigi va. Gerai, tai žiūrėkite, komisija jau yra parašiusi savo, ką jie Jums norėtų skirti, o dabar Jums reikia pačiai įvertinti savo pasirodymą. Kiekgi Jūs manote, kad buvote verta? Labai negopšiu, nu gal 100 kokią šimtelę. 100? Viso labo. A gal ir tiek, nu nežinau. Aš nežinau, čia jau Jūsų sprendimas, žinokit, Jūratė. Tai kiek? 100. 100. Tebūnie 100. Laibūnie. Nuo ko mes čia pradėsime? Vitalijau, kaip tau atrodo? Nuo ko mes turėtume pradėti? Gal nuo tavęs? Galim, jokių brūkų. Aš iš tikrųjų, aš nežinau kažkodėl, viską tai buvo skanu, buvo gražu ir kad ir keletą buvo girdėtų, kiti buvo
tokį liaudiškai, gražiai papasakoti ir jūs iš tikrųjų labai talentingai pasakojat. Nežinau, gal aš jūs ir nuskriausiu, bet 77. 77 litai. Labai gerai, jau beveik pusė. Daugiau nei pusė. Nieko negausiu, žiūrėk. Astu. Kažkaip tai susimirkčiam jau čia. Papasako, kaip to patiko Gerbiama Jūrate, pasirodymas. labai jums ačiū už tarmiškumą. Dabargi tarmės metai yra ir šiaip pas mus slenga eina iš rytų, iš vakarų, o jūs tarmiškai papasakojate jau girdėtus. Tai ačiū už aukštaitišką tą tikslų. Pandėliečiai. Kaip sakote? Pandėliečiai. Pondelė. Na, pandėlė. Atleiskite, aš irgi turiu kur tobulėti jūsų dėka. Buvote labai atvira, nuoširdi, tai galbūt jūs neįžeis mano įvardinta suma jums. Jūs jau laimėjote savo 150 litų, nes jau dabar komisija jums yra skyrusi 207 litus. Pažiūrėkime, kiekgi galėjote spėti iš tiesų. Nusigraužk nagus dabar, nu. Arba ką Kad ne, jau žinokit, nukarpyti, jau viskas tvarkoja. Gerai, tai Jūrate, aš labai gerbiu žmogų, kuris ateina į sceną pasiruošęs. Ne ant durniaus, ne nesąmonės kalbėti. Jūrate, aš džiaugiuosi, kad jūs gyvenat pandėly ir aš jums duodu 110 litų. Tik nesinervuokit! man galėjote 317 litų paimti. Bet, žinot kaip, Nesvarbu, kad dalyvavau. svarbu, kad laimėjote iš viso. Galėjote per daug užsiprašyti, Jėzus tenais galėjote iš viso pralošti. Nelaimėt nei kiek, ale taip aš. Jūrate, aš jūs labai sveikinu. Jums priklauso Ačiū. 150 litų bobutės paskolos pinigų. Pasitikite bobutės su pinigais. Ras 10 skirtumų vadinasi. 150 litų Jūratei iš bobutės paskolos. Sveikiname labai ją. Nu, kaip pasakyt, laimėjau 150, bet nesme pinigai, svarbiausia, kad dalyvavau. Sveikinimai visam pandėliui, sveikinimai dukrai Gitai, vaikams savo, visiems anūkam ir taip toliau. Labai patiko. Draugai, mes visai netrukus grįšime į juoko kovas ir tęsime mūsų šou. Mums tik reikia padaryti 3-4 minučių pauzelę. Užkišiu jums už megztuko šitas 2 skareles. 1, 2, 3. Arba tu pasistengi, arba... Jau juokinga. Anta, atleiskit truputį susipainėjau. Vyrų durniausia frazė yra, imam litrą, gal užteks. O dabar pasitikite, Jonas Klinga iš Kupiškio. Viskas gerai? Viskas gerai. Tvarkoj. Ačiū visai šauniai kompanijai, kad taip šiltai sutikote. Norėtume apie jūs daugiau sužinoti, kad iš Kupiškio jau supratom. Ir žinau, kad jūs žmogus prie meno. Nu, prie meno, menininkas, paišytojas, hudožnikas, bet aš hudoj nesu hudoj, tai geras žmogaus turi būti daug. Tai jūsų gyvenime egzistuoja menas ir, kaip suprantu, humoras. Nu, tai kas be ko. A dar papildomų kažkokių darbų? Alų daro. Tekdavo. Tai. Aš nuo 2 metų alinuosi, tarp kitką. Alinatės. Taip, alinuosi. Organizmas Paryžiaus neišalintas. gatvė. Vabalninkas Paryžiaus gatvė. O tenai kas? Mažytė gatvelytė, nu, liaudiškai davatkėlės. Ir jos tretininkų ordinui priklausydavo. Tai tikėjimas, viltis ir meilė. Žiedus nešiodavo inkaras, širdis ir kryžius. Viešpatį. Tai jos eidavo giedoti į pagarbus. O iš pagrabo parsineša ko? Gero pirmoko alaus. O alus jom gerti griekas. Tai jos alų užvyrina, kiaušinis, grėtinė dedasi, gaunasi bealkoholinė alaus sriuba. Aha. Lietuvos nacionalinis patiekalas. 1905 metų leista didžioji virėja, tenai yra 2 receptai. Aš suprantu, Dar vieną radau šeiminytė žurnale, labai skanu, patariu visiems. Ar jūs jau čia mus durinat, ar čia iš tikrųjų ne? Čia iš tikrųjų, nuo 2 metų man tai... Gerai, draugai, man atrodo, kad jeigu jūs pasiruošęs, panas Jonai... Kas be ko, špargalkę atsinešiau, jeigu Juozas špargalkės nešiodavosi šitą iš paskverno kažkur, tai aš labai gudriai darydavau ant žemės, patiesiu ir taip toliau. Tvarkoj, draugai, pasitikite, Jonas Klinga!
Ir dar savąją knygutę. Na, Violeta tai jau žino, jau visas Kupiškis mano apdovanotas, visi globos namai apdovanoti, išleidau knygutę. Neturi tamsta. Mes neturim. Aš dėl ponios Astos daugiau, bet tamsa tikrai bus. Neduokit Astai. Jau juokinga, čia suprantu, čia yra jau dalis to jūsų pasirodymo. Kodėl? Tai yra, suradau skaičių sistemą, aš nepradėsiu piešti, čia yra viduje. Jūsų pasirodymas, prašom, nes aš jau matau, kad komisija jau labai tas mūsų rankenas kažkaip tai godžiai čiupina, tai gal jūs jau pasirodykite. Aš jai perduosiu. Jonai, greičiau jūsų pasirodymas dabar nedelsiant, now immediately. Taip jau save pristatau tankiai kaip Kalėdų senelio draugu. Kodėl Kalėdų senelio rūbai raudoni? Sako, ką jis tarybinis kažkoks susilikęs. Tai iš karto po sąjūdžio prasidėjo Kalėdų seneliai. Vieni raudonais rūbais, kiti mėlynais, baltais, žaliais. Kurie vaikeliai, kurie žaliais rūbais, tai tie miškininkų vaikus lanko. Žalias miškas, žali rūbai nieko nematyti. Mėlynais rūbais, tas jūrininkų vaikus lanko. O tas, kur raudonais, tai mieste. Greitoji pagalba kokia? Raudonai balta? Balta. Dar galite pasirodyti. Dar pasakaičiau, galima? Toliau. 3 maršiukai. Nesimatina, statė namus. Atėjo vilkas ir nuputė namelius. Būtų nors Kupiškio proftechinę baigė. Dėja, nesimatina. Perinam prie Varlė karalienė. Bučiavo visas varlės, kol ieškojo tos tikrosios. Prancūzas prarijo, šitėpi prancūzą virtuvę, atėjo varlėna. Ir viskas. Mūsų siena užsidarė. Turėčiau pasakyti, kad dėja turiu konstatuoti faktą, kad gal ir nebuvo jau taip, kad raitykis ant žemės juokinga, ne? Žinai, jūs tai norėčiau pasakyti klasiko žodžiais. Ne viską supratau, ne viską. Būk tu šioks, būk tu anoks. Tik tai nebūk nuobodus. Jeigu publikai nuobodus, jeigu aš jiem nuobodus, tai aišku, taip ir turi būti, kaip kitaip. Draugai, pasitikite Marių Tarasevičių iš Šiaulių! Labas, Mariau. Labas. Klausyk, aš labai trumpai. Tu rodysi fokusus? Taip. Nes labai į iliuzionistą labai sunkiai jisai neša. Bet jisai linksmasis iliuzionistas, Taip, kaip jį pastebėjot, ne juodas esu. Mariau, ką mums parodysite, įsitikinęs, kad mus prajuokins? Šiek tiek prajuokinsiu, šiek tiek nustebinsiu ir šiek tiek sudominsiu. Nuostabu. Mariau, ar tu pasiruošęs? Be abejo. Publika, pasitikite Marių Tarasevičių iš Šiaulių! Tai va, nežinau, ar pastebėjote, ar žinote, bet fokusai nesigauna be magiškų asistenčių. Aš kol kas neturiu pinigų tokių nusisamdyti, todėl improvizuosiu. Aš noriu pakviesti šitą žavę, už jūsų Violetą, už jūsų nerodykit ten šitą žavę damą pas mane į sceną. Paplojam. Tai va, turiu tokias 2 skareles. Beje, ko jūs vardu? Gintarė, aš Marius, malonu. Gintarė, nekalbėk, tavęs niekas negirdi. Negirdi, gerai. Aš šiek tiek užkišiu jums už megztuko šitas 2 skareles ir noriu pakviesti jūs į pasimatymą. Mėgstate šampaną? Na? Tai va, turiu tokį maišelį ir tokį šampano butelį. tą butelį įdėsiu į maišelį ir padarysim va taip. Tai va, šampano kaip ir nebėra, bet turiu dar skarelę. Šitą skarelę aš paimsiu ir sukišiu į kumštį ir skarelė atsiras tarp šitų dviejų skarelių. Bet man reikės pagalbos, noriu pakviesti taip pat jūs tą į sceną. Taip, visi sueis. Okay. Gerai. Atsistok iš kitos pusės, paimk už vienos skarelės. Ta prasme, šitas visas laikomas yra iš prievartavimo, tik tai aš tau, jeigu rytoj nepaskambinsiu. Tai jo, ir kai suskaičiuosiu iki 3 traukiam. 1, 2, 3. Ačiū už pagalbą.
Na, kaip matot, fokusas ne visai pavyko, nes, na, matėt patys, bet po nepavykusių fokuso aš labai jaudinuosi ir turiu jaudinimuisi streso numalšinimo tokį įrankį. Muzika. Ir noriu išgerti į jūsų sveikatą. Ar, Mario, ar tai ir buvo viskas? Taip. Gerai, žodžiu, tai ir buvo Mariaus pasirodymas. Viena rankena visgi buvo nulenkta. Komisija, aš norėčiau, kad jūs užrašytumėt, kiekgi tenais tų pinigėlių nusipelnė Marius už savo pasirodymą. Mario, kaip galvoji, kiek tenais pas komisiją galėjo prikapsėti tų litukų? 265. 265 litai. Vienas, 260. Gerai, komisija. Gal tada ir pradėkime rinkti tuos 265 litus. Jeigu pastebėjai, aš tau duodu 60 litų, nes lemenuką jau aš esu mačius, netgi man nuėminėjo. Aš nebejoju, kad tau yra nuiminėję lemenuką kokį kartą kitą gyvenime. Ir tokioje vietoje. Gerai, tu jau dabar turėjai 60 litų ir esi nutolęs nuo savo sumos tik tai 205 litų. Mano įvertinimas yra tiesiog, kad būtų paskata jum kaip jaunam žmogui, nes mes tokio plauko kaip jūs Lietuvoje tikrai neturime daug, talentų nedaug, tai mano buvo įvertinimas toks. 100 litų, labai gerai. Labai gerai, 100 litų ir 164, dabar 105 litų tik tai trūksta iš Vitalijaus Solo, kuris žinoma be jokios abejonės tiek būtent ir padovanos. Be abejo, tai čia minimum, kiek aš galėčiau padovanoti, bet kadangi reikia išmokėti, kad pakalbėsim kitai, patraukit, prašau, ranką. Tausoji mūsų babutę, kad jie nereikėtų daug vaikščioti. Sąžininkai pasakyti, nežinau kaip vertinti, bet įvertinsiu beprotiškai gerą sumą, nežinau kiek kainuoja bilietas iki Šiaulių. 35 litai. Gerai, 35 litai ir tai yra 195 litai. Šiek tiek pritrūko, Mariau. Nebuvo blogai, buvo tiesiog per daug užsiprašyta. Ačiū tau labai. Sėkmės. Sekėsi, na, sakyčiau, gana iš mano pusės vertinčiau taip gal neblogai, bet tiesiog komisijai nepatiko ir jie neįvertino mano norimą pinigų sumą. Draugai, pasitikite, Rytis Rekus iš Kauno! Labas Ryti. Labas vakaras. Iš Kauno. Taip. Save jūs įvardinate anketoje kaip geras ir puikus žmogus. Byloja apie jūs darbai, ar šiaip tokią frazę numetėt? Gal tiesiog. Ne, paprasčiausiai stengiuosi būti su visais malonus, niekad nesišaipau be reikalo. Jūs kalbate taip gražiai išauklėtas žmogus. Kiek jums metų? Man yra 20. 20? Kalbate kaip 40. Tai alkoholio dar neparduoda. Ne, visą laiką prašo pažymėjimą. Iš kur tada humoras? Tavyje. Nežinau. Nu, kai neparduoda, tai ir juokiesi. Man atrodo, kad gal tiesiog patikrinkime, koksgi tas humoras. Ne žodžiais, o darbais mes tėvynę mylim. Būtent. Ir dėl to aš norėčiau, kad visi kartu pasitiktume savo pasirodymą pradedantį Rytį Reku! Jau! Aš paprasčiausiai neskaldysiu anekdotų, aš tiesiog šnekėsiu ir bandysiu jūs visus prajuokinti. Neseniai visai išsilaikiau teises ir vienas dalykas prieš pradedant šnekėti, tai koks aš esu vairuotojas. Niekad nevairuoju išgėręs, nes
Tas nėra gerai, bet jeigu kartais atsitiktų toks dalykas, kad jūs vairuojate išgėręs ir išgirstate tą magišką policijos sirenos garsą už nugaros, tai dvi mintis šaus jums į galvą. Arba man žinosiu daugiau, ką nedaryti. Vienas dalykas mane labai domina yra žmonės. Aš tik tai domiuosi žmonėmis, nes hobį to negaliu pavadinti, dėl to, kad hobį reikalauja pinigų, o galima domėtis už dyką. Ir man patinka išgėrę žmonės, nes... Dar gali. Išgėrę žmonės būna 3 tipų. Pirmas tipas – aš tave myliu, antras tipas – aš tavęs nekenčiu ir trečias tipas – aš eik čia. Ateik čia. Iš to jaudulio šitos sienos mane baigia prispausti ir... Tai viskas tada? Dar ne? Paskutinę mintį pasakysiu. Ar žinot... O, kokį čia kalėjai, Vitalijau. Jaudulys, žinoma, pakišo koją. Na, čia tiek to. Pabandžiau savo ir viskas. Draugai, čia juoko kovos ir mes visai netrukus grįšime, mums tik reikia sumokėti porą mokesčių su reklama. Iki. Juoko kovos. Draugai, dabar pasitikite Stanislavą Narbutą iš Juodupės. Sveiki žiūrovai, sveika komisija. Kiek suprantu, esate iš Rokiškio rajono, norit, kad Juodupį būtumėt žvaigždutė, ar turit kokių nors kitų tikslų? Ne, suprantat, aš po Europą važinėjau, po Rusiją važinėjau, aš lietuvių pasiilgau. Aš noriu gražias lietuvių mergaitės pasižiūrėti. Prašom, kokiu gražiu. Aš norėjau jums komplimentą. Jisai jūs mergaitėm vaidina, moteris. Gražiai meluojate. Nu, stengiuosi. Be jokios abejonės. Kaip jūs galvojate, humorą paveldėti iš mamos, iš tėčio, iš kaimyno? Iš darbovietės. Iš mechanika. Gal duokit atsakyti žmogui, Kurgi jūs matėt furistą be humoro jausmą? Tengi neįmanoma taip. Nebūtų humoro, nevažiuotum būdoj. Žinioj. Rašom balų. Gerai, tai man atrodo, kad nieko nelaukdami ir paklauskime Stanislavai, ar jau pasiruošęs. Kaip ir prie baronkos kažką tai nepasiruošęs, bet pasiryžęs. Taip. Irgi tinka. Draugai, pasitikite Stanislavą! Vyrai ir moteris kiekvienas turi savų tokių įdomių, prastų frazių. Pavyzdžiui, moterų durniausia frazė yra, jisai pasitaisys. Vyrų durniausia frazė yra, imam litrą, gal užteks. Nes, suprantat, vyras ne kaktusas, jam gert reikia. Patarimas žiūrovam. Dėl ko, pavyzdžiui, negalima valgyti daug ledų? Nežinot? Pabesdėsit, kojas apšalsit. Ok. Patarimas Vitalijui, kaip vyrui. Tu, Vitalijau, žinai, ką reikia daryti, kaip taip mylėtis, kad tavo žmona rėktų. Nu, žinau, kad po to valytis tikrai idealą nereikia. O tu paskambink ją ir pasakyk, kuo užsiemi. Ateina furistas į darbą. Šefas klausia, kaip tavo pavardė? Aš Petras. Aš neklausiu tavo vardą, aš klausiu pavardės. Bet direktoriui jų nesinorės į mane kreiptis pavardę. Sakyk pavardę. Meilutis. Važiuok į reisą, Petrai, važiuok. Vienas negudras žmogelis patarė man, kad plaukai blizgėtų, įsitrinti galvą kiaušiniais. Nu, aš jo nesupratau, aš kaip bebandžiau, neužtraukiu iki šitiek. Mirė eilinio Petro tėvas. Ir karininkai galvoja, kaip čia jam taip švelniau pranešus tą visą naujieną. Galvoja, nutarė, ryte per rikiuotę, taip sako, klausykit, kieno tėvas gyvas, žingsnį į priekį. Visi išeina, Petrai, o tu kur lendi? Gerai, man užteks.
O, komisija nespėjo nuspausti, nors nelabai mačiau jokių, bet tvarkoj, klausykite. Jau lyg ir va čia buvo kaip ir ankštoka darėsi, ne? Nu jo. Bet viskas tvarkoj, komisija nutarė, kad pinigų esi vertas, tai sveikinu su tuo. O dabar išsiaiškinkime kiek. Komisija, prašau užrašyti savo balus. Stanislavai, kiek vertas buvo šis pasirodymas? Nu, aš negaliu pasakyti, kad daug, nes paskui... Galima, nuo 1 lito galima pradėti. Žiūrovai sakys, gimė Stanislavas, žydas numirė. Nereikia būti žadnam. Nu, manau, 200 turėtų duoti. 200 duos, ne? Litais. Pradžiai litais. Gerai, tvarkoj. 200 litų. O dabar pažiūrėkime, kaipgi tenais mūsų komisija. Ar sutinka ar nesutinka su pirmoji. Violeta iš karto į priekį. Violeta, 50? 50 litų. Pikta už aukštaičius, va, pasakiau jis. Gerai, bandykime tada Asta. Asta, ten kažkas prakasta, prašom, parodykite. Kaip ir pas kiekvieną. Taip, per vidurį. Stanislavai, nuvylėte, šiaip davėte gerą toną, bet nepykite, jūs man daugiau kaip ir nekainuojat. 25. 25 litai iš viso turime jau 75 ir iki spėtos 200 litų sumos šiek tiek trūksta, ne, lyg ir kažką tai. Ja, čia trūksta dar normaliai. 125 litų trūksta, Vitalijau, ar bus? 125 litai yra nemažai, bet taip žmogus atėjo, pajokavo, jį paėmė, apšaukė moterį, žinai, irgi. O, aš ką sakiau? Apšaukė. Labai įdomus atvejis, nes Vitalijus labai simpatizuoja būtent šios profesijos žmonėms. Pradžia buvo viskas gerai. Šiaip taigi mūsų laidoje nebūtina išlaikyti kuo ilgiau. Jeigu matai, kad jau nereaguoja, tu gali sustoti bet kada. Paskutiniai anekdotėliai buvo šiaip jau senoki. Ypatingai Armeiskas, tai turbūt iš armijos yra atvežtas. Mano tėvas dar žino, jam tuo 80. Aš sąžininkai pasakysiu, kad 80 litų aš daviau, nes tas buvo verta. Jeigu visi būtų tiek davę, būtų... Užsiprašėt per daug, norėjote 200, gavosi 155. Dėja nepavyko, bet ačiū labai už dalyvavimą. Paplokime, draugai, Stanislavai. Ačiū labai. Tik ne čia. Ne visada visiems sekasi. Svarbu gera nuotaika. Manau taip. O dabar, draugai, pasitikite Akvilę ir jos draugus iš Joniškio. Labas vakaras, sveiki. Labukas. Sveiki, o kas iš jūsų, Akvilė? Aš. Bijot? Biški. Ko čia bijot? Aš buvau ten nieko baisaus. Tik tai žiūrėkite, šičia... Neduok die, aš jums to nelinkiu, bet gali tos sienos, reiškia, pradėti spausti jūs. Tai vieną žingsniuką atgal, kad, žinot, kad nuo nelaimės toliau. Nu gerai. Draugai, pasitikite, Akvilė ir draugus iš Joniškio. Gerai, na kur dabar tie mano aktoriai, nu aš nebesuprantu, jeigu neatsiras, tai aš nežinau, kur aš jau vienas atėjo. Nu kur jūs buvot? Kur? Vilni, kamščiai. Kokie dar, nu nesvarbu, gerai, prie reikalo. Yra toks reikalas, žvaigždžių akvariumas ir mes ant biški turim patekti, gerai? Pasimkit vat scenarius, prašau paskaitykit, aš jau biški apgalvojau, tai gerai, važiuojam, pirmas dublis. Užkyti, tėvai, Oška mirė. Tėvikas, Oška mirė. Oška. Baikit, nugi čia realybė šau, reikia emocijų, intrigų, gerai, pravažiuojam, romantiškiau. Ne. Nemokat jūs vaidint, nu nemokat, atsiprašau, bet aš išeinu, darykit, tvarkykitės kaip norit, išeinu. Raudona šviesite, ate mergytė. Viskas. Jau baigėte, ne? Gal atvert vartus? Atverkite gal man vartus, jis Semai. nepraeisiu. Semsalabim, sezamai, valio.
Labukas. Žiūrėkite, dabar komisija jau yra užrašiusi. Ne, aš dar neparašiau. Dar neparašiau. Man sunku. Man šį kartą yra labai sunku. Nu gerai, tai kur čia pas jūs ta Akvilė? Aš. Tu. Kaip manai, kiek jūsų pasirodymas buvo vertas? 50 litų. Laibūnė 50. Violeta. Niekaip nesuprantu, jeigu yra vyriukai, kodėl juos reikia aprengti mamos naktiniais, o mergičką daryti dėdą? Nu nesuprantu niekaip. Todėl aš jums skiriu 35 litų. O, žiūrėkit, jau labai gerai. 50 litų beveik jau ir turite. Vienok. Vitalijus. 25. 25. Va, prašom, jūs jau turite 60 litų. Būtumėt turėję. 50 litų jau yra jūsų. Jūs atspėjot. Valio, pasveikinkime su išsipildžiusiais norais. 50 litų jau jūsų. Pažiūrėkime, kiek jūs galėjote, kokį jūs limitą turėjote spėlioti. Už jūsų drąsą, ačiū labai, įvertinu taip. Dar 30 litų. Močiutė, bobutė. Bobutės paskolos mes jums visgi dovanojame. Ne 50, o ne, 50 mes jums dovanojame. Mes jums 50 dovanojame. Sveikinu jūs labai. Bobutės paskola. Ačiū jums labai. Sėkmės. Linkėjimai. Linkėjimų visai mokyklai. Jo, iš tikrųjų draugam, giminėm, pažįstamiem. visiems kitiem. Rai draugai, tai buvo juoko kovos. Aš tikiuosi, kad jūs praleidot vakarą neprasčiau už mus. Mes čia prisilinksminom labai smarkiai. Ir žinoma, mes susitiksime jau kitą savaitę, bet iš pradžių aš norėčiau padėkoti visai publikai, kuri nuostabiai šį vakarą palaikė mūsų dalyvius. Taip pat aš norėčiau padėkoti mūsų nuostabiai komisijai, kuri visą vakarą vertino mūsų dalyvius ir buvo labai teisinga, griežta, bet teisinga komisija. Tai yra Asta Baukutė, Vitalijus Saulo ir Violeta Mičiulienė. Ačiū jums labai. Ir žinoma, kaip ir kiekvieną antradienį, jūs jau šį vakar galite rasti mūsų juokingiausių, geriausių. Ne, šiaip žinote ką, galite rasti visus pasirodymus portale alfa.lt. Balsuokite už savo esi patikusi. Kitą savaitę jį jau pamatysime, o kol kas pažiūrėkime, už ką jūs balsavote labiausiai praeitą savaitę. Noriu dabar pasisakyti, kaip aš tapau ekstrasensu. Norit sužinoti? Taip. Ir dabar mane ir Vadoklės, ir Panevėžy visur vadina juo. Žinokit, buvo toks momentas, mane pasamdo pagrajyti vienam jubiliejui. Moteriškė, sako, 40, mano brolienės. Nu gerai, sakau, tik jo, haidai, kągi čia nepagraisiu, žinai. Nu, tai sakau, kur jinai gyveno, kur jin dirbo, sako, piniavo į kirpyklai. Nu gerai, man kaip tik į tą pusę važiuoti, sako, aš nuvažiuosiu ir, žodžiu, pasišnekėsimės kaip reikalus. Na ir dabar, jinai man to, jos giminaitė pasakė viską apie ją. Nuvažiuoja aš į tą kirpyklą, aš sakau, galima įeiti? Nu, prašom, sako. Sakau, nusiaut reikia? Sako, ar kojus plausi, ar galvą kirpsi? Sakau, kirpsiasi. Nu, tai sako, nereikia kojų nusimauti tada. Atsisėdu aš žiūriu taip į veidrodį, į jos akis. Sako, žinai, tavo vardas labai trumpas. Trumpas? Koks vardas? Sako, aš žinau, tu žinai? Aš sako, žinau. Tempo. Galite sakyti. Žodžiu, jinai mane nukirpa, sako, kiek kainuoja? Sako, 8 litai. Aš ištraukiu 5 litus, padavė, sakau, daugiau neturiu. Sako, už 3 litus tu man nepabursi. Sako, šiandien labai pavargęs, nelabai galėsiu daugiau. Nu, tai bet, sako, pabandysiu. Stovi kabilko rūbam pakabinti. Sako, aš čia pasikrausiu, o tu palauk biškį. Aš pasikabinau, kraunuosi liktai jau, kad jėgų įgauti. O jinai sako, aš biškį nusiplausiu rankos. Sakau, labai nenuplauk, tik tai labai paskui man nieka nesimatės. Tai viską pasakiau, jinai nustėrus moteriškę, žiūri pro langą, kaip aš išvažinėjai, sako, jo dabar kapiec, jau man uždarys į tą kirpyklą ir nebereiks negrajit. Taip buvo, nebereikėjo grajit. Aš parvažiavęs į Panevėžį pasakiau tai. Da galite kalbėti? Galiu, aha. Nu ką, dabar aš jau tą pasirodymą savo pabiškį pabaigiau, dabar anekdotų jau neišklausėt man iki galo, tai anekdotą galiu pasakyti? Galit. Bet aš noriu pasakyti, jeigu dabar sustojat, mes galite išlaukti, jeigu ne, man nepatiks, aš galiu. Aš žinau, tada aš įbaigiu tą savo programą tada.
Tai buvo geriausias praeitos savaitės pasirodymas, o jeigu jūs manote, kad galite taip pat arba netgi geriau, mes esame pasiruošę sumokėti jums už tai labai nemažus pinigus. Raskite mūsų anketą btv.lt, užpildykite ją, atvykite čia ir jau visai greitai mes galbūt pasimatysime čia mūsų juoko kovų studijoje. O mes sakome jums, kad susitiksime jau kitą antradienį 20:30, kaip visada, per geriausią Lietuvos kanalą BTV. Ačiū visiems labai. Viso! Juoko kovos, juoko kovos, taip neapsijuok, juoko kovos.